Sveiki draugai, aplankėme Jarbo, tai šiek tiek pažiūrėsim, kaip jums čia sekasi ir kokia yra situacija su mūsų visų sklypu. Tai be abejo, tokius robotus turint hektarinius, tai kas be ko reikia tikrai prasivalyti ir kameras, ir pjovimo deką, nes žolė ir šlapia, ir didžiulė, ir čia vis tik yra kaimas. Na ką, didelis robotas, nelabai telpa ant savo nedekos. Pjaunamoji yra čia atskirai, tai net jinai yra išoriai, bet tai mums netrukdo, nes mes esame saugiau prasivedę perimetrę, taip kad čia nieks nekliūna. Turint Jarbo ir ne Jarbo didžiulius robotus, tikrai prieš stotelę turėtų būti kieta danga, trinkelės, cementinė plokštė, korys galbūt, ką sugalvosite. Ir stotelė įrengta tokioje vietoje, kad tai jums nebūtų po langais, nes šiuo atveju mes esame padarę klaidą, yra po langais, ir žolė šitoje vietoje nelabai yra, nes robotas bet kokiu atveju čia manevruojasi ir važiuoja į darbą. Tai geriausia būtų jį kažkur laikyti kitoje vietoje, nuošalesnėje, ne savo po akim, ir tokioje vietoje, kuris turės manevravimų šiek tiek vietos. Pats sklypas atrodo tvarkingai, tikrai stiprus vejos robotas, pjaunam aplink prūdą, tolumoje pjaunam ir šlaitus, krantus, viskas atrodo tvarkingai ir gražiai, paskui aš nueisiu ten už šlaito, nes ten važinėja ir kitoj pusėje. Čia lygiai taip pat pasilikęs esu didesnę atstumo dalį nuo krašto, nes vis tiek sodo traktorių pasilikę. Sodo traktorius dabar vadinasi didžiulis trimeris su didžiuliu varikliu 4 ratais. Tai nelinkęs niekad rizikuoti su vejos robotais pjaunant visai šalia šlaito, šalia nuožulnos į vandenį, nes maža kas. GPS signalais pasitikėti daug negalim. Bet visumoje viskas atrodo tikrai tvarkingai ir pjauna galingai. Tai nežinau, ar minėjau, galbūt ne, tai įdomiausias šio aparato, didžiulio sunkaus aparato krovimas. Jis yra bevėlis, nėra jokių kontaktų, kuriuos reikėtų valyti, kuriuos reikėtų prižiūrėti. Jis turi tokį didžiulį padą, ant kurio užvažiuoja ir kraunasi bevėliu būdu. Kita mūsų tema yra jo apsivalymas. Turint tokius robotus, tikrai palikti ant savaitę, 2 savaitėm nepatartina, juos reikia prasivalyti, yra vikšrai, pažiūrėti reikia kas per situaciją, ar nieko nėra prilindę, prasivalyti ir net šiek tiek susitepti. Tokius dažniausiai sprendimus, tokius robotus dažniausiai perka ir jau ūkiškai, vadinkim, žmonės, tai jiem čia jokia tema, kad kažkokią mazgą reikia prasitepti, prasivalyti. Turi daug technikos, puikiai viską supranta. O žmonės, kurie tokios technikos niekada neturėjo, tai patarsim, papasakosim, parodysim. O dabar laikas nusimti yra mūsų pjaunamoje. Įprastai vyrauja tokia nuomonė, kad peilius galast arba keisti reikia ten kažkiek savaičių, kažkas sako ten kas mėnesį 2. Palaukit, čia jau mes ne 10 arų pjaunam, jau mes čia pjauname šiek tiek daugiau. Tai bet kokiu atveju pirmiausiai reikia suprasti, kad plotas, kuriame dirba mūsų traktorius, yra didelis. Tai kad nevers viso traktorius, nes galime mes nulaužti antenas, atsijungime pirmiausia mes pjaunamąją, tada ir vienas, ir kitas, ir atsilaisvina mūsų dalis. Dabar su viena ranka aš padaryti negalėjau, nes reikia jį atsikabinti nuo mūsų kūno. Tai tu atkabinsiu aš jį. Bekabinant varlė kažkur palindo, buvo čia papučia. Kažkur gyvena mūsų varlytė. Kur varlytė? Va, ten kampe turbūt varlytė. Pabandom pasikelt. Varlė. Tai ką tu čia veiki? Pasipjaut nori? Tavo reikalas. Gerai. Nesu apvertęs, pažiūrim, kad per situaciją yra papačia. Kaip čia atrodo, nes tikrai pjauna visokių dalykų čia ir stambių, ir negražių. Tai turime didesnį žolės užsikišimą šitoje vietoje. Reikia tas vietas atsipalaiduoti, nes stabdo mūsų ir peilius. Jokių kecherių aš čia nepaturiu naudoti jums iš tikrųjų. Nusiemam kietąją masę. Pažiūrim, kad peiliai suktųsi lengvai. Pasigalandam. Ir gerai pasigalandam. Pagavo žolės kažkaip kupsta. Paskui registruoja robotas klaidas. Ne klaidas, o įspėjimus, kad stabdo peilius mūsų. Tai iš principo
labai mažai apsinešimo yra. Aišku, prasivalysim bet kokiu atveju atsikėlę, bet šiaip tai nieko čia daug nėra. Turime 2 peilius su oro patraukimu, jie yra pakankamai aštrus. Buvo, bet nėra. Tai atsisukam ir pasigalasim. Na, pats saugiausias valymas roboto be abejo yra su kompresorium, bet kompresorius mes neturime. Turime štai tokį Mio mini pūstuvą. Įsijungiam jį ir pasibandam. Peilio atsukimas joks stebuklas. Porą varžtelių, nusiema kepurė ir nusiema visas peilis. Na va, kokie gražus. Tuoj bus vėl aštrus. Peiliai pagalasti, beliko uždėti mums pjaunamąją. Tikrai nereikia čia 2 žmonių. Matmėmis 2 eilės ausų. Malmą pradžią patinę įkišam ir užkeliam į viršų. Išgirsim tokį takšt, užspausim šituos į apačią, sujungsim jungtį ir dar kartą pakelsim visą pjaunamą, kad iki galo užsifiksuotų viskas ir užsirakintų. Na ir viskas. Gali dirbti toliau. Na ir pakalbėkim dabar apie garsą. Taip, pirmieji modeliai buvo garsesni. Sekantis modeliai yra tylesni. Dabar girdim tik vikšrų garsą. Be abejo, garsas yra. Čia vikšrinis. Bet toli gražu ne toks pat, koks būdavo prieš tai. Robotas pradės darbą nuo tolimiausio krašto. Tai einam pažiūrėsim, kaip jis tą dalyką atlikinėja ir papasakosiu šiek tiek apie patį jo darbą. Pats robotas yra palydovinis, dideliem plotams kitokios technologijos ir neįmanomos yra. Jis turi tiek RTK ir tą vadinamąjį NRTK, kuomet kelti palydovinės antenos nereikia. Ta antroji antena palydovinė, kurią šiaip keliam, jinai yra šiek tiek kitokia negu įprastai. Jungiasi ne į liaudišką rozetę, kad gautų maitinimą, bet jungiasi į internetą per poją. Taip kaip vaizdo stebėjimo kameros, per poją maitinimą. Jeigu robotas nuvažiuoja kažkur toliau, ar jam ryšio tiesioginio tarp antenos ir jo neužtenka, jis dirba interneto duomenimis. Tai yra tikrai puikus sprendimas tokiems industriniams robotams. Šiame robote yra 3 kameros. Viena šiam šone, kitam šone ir priekį. Visas tas kameras jūs galite stebėti ir žiūrėti savo telefone esant nuotoliu. Tas gaunasi kaip važinėjanti vaizdo kamera, bet įrenginyje yra SIM kortelė su duomenų planu ir ten yra 2 GB duomenų. Tai jeigu labai daug žiūrėsite kameras, jums paskui neužteks duomenų. Peiliai aktyvus. Filmuojam prie vikšrų, kad būtų kuo daugiau garso ir jums. Priekį jo labai negaliu, nes paskui supyks robotas. Peiliai dirba tikrai pakankamai tyliai. Robotas gali suktis keliais būdais. Tausojant jūsų veją ir labai greitai. Kuomet yra būdas tausoti veją, jisai sukasi per kelis kartus. Mes be abejo prarandam laiko, bet mes neišdraskom savo žolės. Vikšrai šiaip nėra grubus, jie yra pakankamai švelnus, be kažkokių didelių karbų, kaip matom. Ir to draskimo žolės didelio nėra, bet jeigu mes darysime nulinį apsisukimą, reiškia atvažiuoja robotas ant nulio, apsisuka, be abejo tokiose vietose mes žolės išdraskimo turėsim daugiau. Čia, matau, pravažiavo pro buvusi kurmiarus. Na, pataikė. Gal ir gerai. Sraigė, ate. O kurmiarusų be abejo yra, puikiai jos lygina. Tai vat vėl galim pastebėti, kaip jis darys apsisukimą. Per kelis kartus apsisuks, kad tausoti mūsų veją. Jeigu tai jums yra neaktualu, galim sutrumpinti tą laiką posūkio, paverčiant jį į nulinį apsisukimą. Būtų vikšrai aštrus su kažkokiais dideliais karbais, be abejo, išdraskimas žolės būtų visai kitoks. Tai va, kol kas tiek, taip, mane matai. Gerai, einu iš šono. Iš galo nematysi. Tai kol kas tiek apie šį robotą. Tęsiam jo apžvalgą kituose mūsų video. Jeigu įdomu, klauskite, rašykite. Matysime daugiau klausimų jūsų aktualių, besikartojančių. Apie tai padarysim be abejo ir video. Iki!